Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Ida Mažutaitinė. Šiandien studijoje kalbėsime labai įdomią temą, tai yra vazektomija, ir pristatau studijos svečią, tai yra Mindaugas Danilevičius, urologas. Sveiki. Sveiki. Norėčiau pradėti nuo to, apskritai juokėme su kolegiam, jinai sako, turbūt yra kokie 2 vyrai per metus Lietuvoje, kurie pasiryžta tokiai procedūrai. Man įdomu, kad gal jūs galėtumėte įvertinti, kaip yra su ta dinamika, ar yra daugiau vyrų besidominčių, ar tai vis dar yra tokia savotiška tabu. Tikrai taip. Šiandien dienai iš tikrųjų pakankamai daug vyrų patys aktyviai domisi vazektomija. Šiuolaikinis pacientas yra labai protingas, išprūsęs, apsiskaitęs, jisai prieina prie visos medijos ir gali iš tikrųjų pasisemti tikrai nemažai informacijos ir žinių ir detaliai išsiaiškinti apie vieną arba kitą gydymo metodą, šiuo atveju vazektomiją. Šiuolaikinis pacientas nėra sudėtingas, ne toks, koks buvo prieš 15-20 metų. Su juo bendrauti daug paprasčiau, kadangi jisai jau daug žino. Ir jis ateina jau su konkrečiais lūkesčiais, ateina su konkrečiais klausimais. Tuomet mums ir patiems gydytojams yra daug paprasčiau su tokiu žmogum bendrauti. Bet kiek, pavyzdžiui, tų pacientų dabar turite, ar ne, nežinau, per metus plus minus? Na, per metus mes tokių pacientų turime... Vadinkim, galbūt per mėnesį lengviau suskaičiuoti, tikriausiai per mėnesį mes turime 6-8 tokius pacientus, reiškiasi, tai per metus turbūt gautųsi iki 100, ar ne? Tai visai jau nemažai. Tai tikrai nemažas skaičius, reiškiasi, ir tendencija, reiškiasi, lyginant laikotarpius, galbūt prieš 15-20 metų, kai buvo, ir dabar tikrai, sakykime, tų pacientų padaugėjo. Ir dažnai pacientas ateina lydimas savo šeimos nario, mylimosios, draugės, sugyventinės ar tai žmonos, sakykime, ir tai sprendimas, tas toksai vazektomiją atlikti, žinote, jis dažniausiai būna ne vieno vyro, o tiesiog visos šeimos. Ką jūs pastebite, kas vyrus dar, ar ne, jie pasiskaito, jūs sakėte, jau kažką tai žino, ko jie labiausiai bijo, nes man atrodo, kad vienas iš dalykų, galbūt čia yra psichologinis, ar ne, vyrai vis tiek reprodukciją sieja su savo tapatybę kažkiek, ar ne. Ar jums kažkaip tai reikia aiškinti, ar ne, kad po to kaip ir pats procesas išlieka toks pats, praktiškai pastebėti, kad vyras atlikęs vazektomiją yra turbūt neįmanoma, labai jau reikia styrinėti jį smarkiai. Na, matot, ko labiausiai mes visi bijom? Mes visi labiausiai bijom skausmo. Skausmo ir komplikacijų. Vadinkim, skausmo slenkstis yra labai žemas. Po šitų intervencijų, vadinkime, mes galim jausti diskomfortą, nemalonumą, tokį patinimą, maudimą, bent 1-2 dieneles. Reiškiasi, tai nėra didelė intervencija, tai nėra didelė operacija. Ji trunka vos 15-20 minučių, ar ne? Ir to skausmo tikrai neverta bijoti. Reiškiasi, mes galėsim pakalbėti, kaip tai yra atliekama, viską detaliai aš galėsiu papasakoti, bet antras, sakykime, punktas, ko galėtų bijoti pacientas, tai komplikacijų. Vėlgi, turiu nudžiuginti, jog komplikacijų dažnis yra labai mažas. Ir, sakykime, jeigu mes ir turime, tai turime tik tai kraujosruvas, reiškiasi, infekcija, sakykime. Bet vėlgi, jeigu tai žmogus, na, sakykime, mažiau saugosi, lenda į kažkokį tai nešvarų vandenį, ar tai, sakykime, maudosi kokioj tai, sakykime, prūdė, vadinkime. Bet čia iš karto operacija. Taip, be abejo. Tai tiesiog, jeigu žmogus yra, sakykime, sąmoningas ir panašiai, ir jam, suteikia teisingą informaciją, ir jisai yra, aišku, ir pasiskaitęs greičiausiai atėjęs, tai to dalyko nenutinka. Dažniausiai taip nenutinka ir mes esam, na, sakykime, visiškai ramus, komplikacijų dažnis yra labai žemas. Kokio amžiaus vyrai maždaug kreipiasi, ar galima taip kažkaip numatyti, ar ne, ar visiškai negalima to nuspėti? Galima nuspėti, be abejo. Matot, pas mus pacientų amžius yra nuo 30 dažniausiai iki 45 metų. Tai yra, sakykime, vyrai jau turintis šeimą, jau turintis po kelis vaikučius, tie, kurie nebeplanuoja daugiau susilaukti atžalų. Tai standartinis mūsų pacientas yra toks. Bet noriu pabrėžti, kad kadangi vyras yra vaisingas visą savo gyvenimo amžių, tai šią intervenciją mes galime jam atlikti bet kurioje amžiaus
grupėje. Reiškia, ar tai jisai yra vidutinio amžiaus, ar tai vyresnis, jeigu jisai turi partnerį ir daugiau nebeplanuoja susilaukti vaikučių, tai mes galime pasiūlyti bet kuriame amžiuje tai atlikti. Dabar papasakokit, kaip ta procedūra atliekama, ar ne? Kiek jinai trunka, kokia neutra yra atliekama, kaip viskas vyksta? Labai geras klausimas. Procedūra atliekama vietinėje nejautroje, jokiais būdais nereikia bendrinės nejautros, nebent pageidautų to pats pacientas. Trunka maždaug apie 15-20 minučių. Operacijos metu gydytojas urologas daro nedidelį pjūvelį, maždaug apie 1 cm dydžio. Per jį prieina prie ductus deferens, tai yra sėklinio latakėlio, jį detaliai išdalina iš aplinkinių audinių, tai yra atskiria nuo kraujagyslių ir nervų einančių šalia. Reiškiasi, tuomet jis yra perkirpamas, galai koaguliuojami, reiškiasi prideginami, ar ne, ir papildomai apsiuvami. Ar ne? Reiškiasi, ta vieta, reiškiasi sėklinio latakėlio, kuri yra perkerpama, ją mes, aš kaip darau ar ne pats, tai aš visuomet, reiškiasi, ją išsiunčiu histologiniam ištyrimui, kad įsitikinti, kad tikrai yra pašalinta tai, kas reikia ir perišta yra tai, kas reikia. Reiškiasi, nes, sakykime, tokiu atveju, jeigu mes, vadinkime, padarytumėm, vadinkim, klaidą, ar ne, ko nėra buvę, ar ne, bet visko gyvenimo gali nutikti, ar ne, tai, sakykime, tam, kad apsidraustų ir pats, sakykime, daktaras ir pacientui būtų ramu, tiesiog, kad miegotų ramiai ir daktaras, ir pacientas, reiškiasi, visuomet išsiunčiame histologiniam ištyrimui ir tada mes gavę jau histologinį atsakymą, kad tai yra tikrai sėklinis latakėlis, esame visiškai ramūs. Ar yra kažkoks kelias atgal po šitos operacijos? Taip, yra kelias atgal, tačiau šitas kelias yra gan sudėtingas, ilgas ir nežadantis, reiškiasi, gerų rezultatų tikrai nesitikima, reiškiasi, pasirinkus tokį kelią atgal. Ir, reiškiasi, aš visuomet labai detaliai paaiškinu kiekvienam pacientui, sakykime, jau prieš operaciją, kas mūsų lauks po to. Suprantate, pacientas turi būti labai sąmoningas, apsisprendęs, žinantis, ko nori, reiškiasi, ir suteikus tą visą informaciją, jog tas kelias atgal gali būti gana sudėtingas ir ne visai sėkmingas, reiškiasi, tik tuomet mes prieiname prie sprendimo ir tik tai tuomet, reiškiasi, jau siūlomas toksai, reiškiasi, vyrų ilgalaikis kontracepcijos metodas. O kaip po to yra su lytiniais santykiais, su libido, su erekcija, ar tai paveikia kažkaip likusi seksualinį gyvenimą, ar ne, kuris laukia toliau? Po vazektomijos nepasikeičia nei libido, tai reiškia potraukis moterims, ar ne, nesumažėja nei testosterono kiekis, nepasikeičia erekcija. Reiškia, tokia erekcija, kokia buvo iki operacijos, lygiai tokia pati jinai išliks ir po to. Reiškia, mes jos nei pagerinsim, nei pabloginsim. Ką labai svarbu paminėti. Tai yra iš tikrųjų dažnas klausimas, beveik kiekvieno ligonio, ar nepasikeis jo, sakykime, potencija, ar nepasikeis libido, reiškiasi, ir panašiai. Tikrai, nei testosteronas nesikeičia, nei, reiškiasi, erekcija nepasikeičia po operacijos, nei nepasikeičia libido. Labai svarbu paminėti, galbūt dar būtų tai, kad ir spermos kiekis, reiškiasi, irgi po operacijos nesikeičia. Kodėl? Todėl, kad, reiškiasi, spermos sudėtyje, reiškiasi, spermatozoidai užima tik tai 2-5 procentus jos tūrio. Vadinkim, tokios spermos mes, sakykime, vizualiai neatskirsime žmogaus po vazektomijos ir tam, kuriam neatlikta vazektomija, spermos, sakykime, mes, nesugebėtumėm atskirti, reiškiasi, po atliktos operacijos. Tačiau, sakykime, to žmogaus, kuriam atlikta vazektomija spermoje, nebūtų spermatozoidų, jisai negalėtų apvaisinti partnerės. Ką Jūs matot, kokių mitų sklanda apie vazektomiją, kurie yra visiškai neteisingi, nežinau, kažkokiu būdu susidarė ir Jūs suprantat, kad tai yra netiesa? Mitų yra daug. Reiškiasi, visi mitai, kas susijęs su erekcija, reiškiasi, su stangrumu, varpos ir panašiai, yra neteisingi ir juos reikėtų paneigti. Vadinasi, mes kaip ir turėjom, reiškiasi, normalius lytinius santykius prieš operaciją, taip ir turėsim po jos. Reiškiasi, testosterono kiekis mūsų nepasikeis, spermos, reiškiasi, tūris mūsų nepasikeis ir libido, tai yra potraukis, reiškiasi, moterim, taip pat nesikeičia.
Tai yra tokie tikriausiai pagrindiniai mitai ir pagrindiniai klausimai, galbūt, kuriuos užduoda pacientas atvykęs urologo, sakykime, seksologo konsultacijai. Ar klausė jūsų, sakykime, apie kažkokią vėžio riziką ar net atlikus tokias operacijas? Taip. Yra toksai klausimas, reiškiasi, bet vėlgi, reiškiasi, ši operacija nepadidina vėžio rizikos. Ką jūs rekomenduojat, sakote, ar ne kelias 2 dienas, ar 1 dieną po to reikėtų elgtis kažkaip tai atsargiau? Kokios yra rekomendacijos pagrindinės po? Po operacijos, reiškiasi, tą pačią dieną po operacijos pacientas išvyksta į namus. Jam rekomenduojame pasisaugoti, sakykime, 1-2 dieneles, reiškiasi, ramiau galbūt pagyventi, sakykime, pagulinėti ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad vis tiek ta vieta, sakykime, kur buvo operuota, juk buvo padarytas pievelis nedidelis, jinai gali patinti, gali atsirasti nedidelė kraujosruva, sakykime, tą vietą gali šiek tiek pamausti, reiškiasi, tai tokias 1-2 dienelės tokios yra, sakykime, sudėtingesnės galbūt, ar ne? Bet sunkaus fizinio darbo reikėtų vengti, sakykime, bent jau savaitę 2 po operacijos, viskas priklauso nuo to, kokį darbą žmogus dirba. Jeigu tas darbas yra nesudėtingas ir lengvas, jisai į darbą grįžta jau po kelių dienų. Tačiau jeigu jisai dirba statybose ar kažkur labai sunkiai fiziškai, tuomet be abejo rekomenduojam savaitę 2 privengti tokio sunkaus fizinio darbo. Ne? Seksualiniai santykiai, lytiniai santykiai jau galimi 1 savaitę, reiškia, iš pradžių atsargiai ir panašiai. O, sakykime, nesimaudyti nešvariam vandenį, ar tai, sakykime, dabar vasarą artėja, ar ne, tai tas aktualu tikriausiai pacientam, tai be abejo gerai būtų, sakykime, iškentėti ir 2-3 savaitės, kol pilnai sugyja visa žaizdelė, jinai dažniausiai sugyja per 2 savaitės, mes siūlome žaizdą su siūlais tirpiais, jų šalinti nebereikia, reiškiasi, tai taip, kad su pacientu mes susimatome pirmą kartą maždaug po 2-3 dienų, aš labai mėgstu pasakyti, kad žinot ką, užeikite, pasirodykite, kaip jums sekasi, gal iškils kažkokių papildomų klausimų, pažiūrėsim, ar žaizdos gražiai atrodo, ar gražiai gyja, ar nėra jokių problemų. Žinot, tai geriau užbėgti įvykiams už akių, kaip sakant, ir susitikti papildomą kartą, negu nepamatyti to paciento visiškai. Tai mes stengiamės prižiūrėti savo pacientus ir tiesiog su jais palaikyti kontaktą, o ne tik išoperuoti. Ar yra kažkokių indikacijų, ligų, kažko, kada nerekomenduojama atlikti šitos? Taip, reiškiasi, tais atvejais, kai yra sutrikę kraujo krešumai, kai yra sunkios kepenų lygos, reiškiasi, jeigu yra, sakykime, kažkokie tai įgimti sindromai, trombocitopenijos ir panašiai, sakykime, hematologinės lygos, kurios, kitaip tariant, veikia į krešumo sistemą, ar ne? Tais atvejais, sakykime, tik krešant kraujui galima daryti, tokią bet kokią intervenciją, net ir danties traukti iš tikrųjų stomatologas negalėtų tokiu atveju, ar ne? Tai čia lygiai tas pats, tai kaip ir bet kuri intervencija, tai yra, sakykime, viena iš kontraindikacijų yra taip, kraujo krešumai, aišku, sakykime, pūliniai toje vietoje, vadinkim, kažkokia eritema, kažkokia tai, sakykime, matosi odos pažeidimai matomi, irgi galėtų būti kontraindikacija tol, kol jie nesugijo. Ne? Kitokių kažkokių kontraindikacijų tikrai nėra. Reikia kažkaip ruoštis tai operacijai? Didelio pasirašymo nėra. Iš tikrųjų, tai reikėtų pasidaryti kraujo tyrimus, elektrokardiogramą, ką mes visiems iš tikrųjų irgi patarėme, reiškiasi. Atlikus kraujo tyrimus mes matome, ar ten nėra krešumo sutrikimo, apie ką mes ką tik kalbėjome, reiškiasi. Matome, ar nėra, sakykime, bendram kraujo kažkokiu tai nuokrypiu, ar nėra uždegimo, reiškiasi. Ir jeigu to nėra, taip mes galime tokį pacientą operuoti. Ar daug pacientų atėjo pas jūs po viso šito, ką jūs čia papasakojot, ką turbūt ir jie papasakojot, apsigalvoja? Sakykime, po konsultacijos jūs turite omeny, kad atėjo pacientas, sakykime, dažniausiai jisai ateina ne vienas, jisai ateina dažniausiai lydimas, ar tai, sakykime, gyvenimo draugės, ar ne, tai žmonos, reiškiasi, kad apsigalvotų, taip yra buvę, bet tai nutinka labai retai. Labai retai, todėl, kad mūsų pacientas yra išprūsęs, jisai yra protingas, jisai yra apsiskaitęs, jisai žino, ko nori, jisai ateina su konkrečiais lūkesčiais, jisai užduoda labai konkrečius klausimus, su tokiu pacientu yra įdomu bendrauti. Ir dažniausiai jie ateina jau apsisprendę ir žinokite, ta prasme, kad ir kaip mes besistengtumėm pakeisti jo nuomonę, jeigu, sakykime, to reikėtų ar ne, dažniausiai nuomonė jo nesikeičia. Jis jau ateina tvirtai apsisprendęs. Bet jūs prieš laidą minėjot, kad grįžo tik vienas, ar ne, paklausti, ar įmanoma
sugražinti tai, ką neutralizavote. Tai vadinasi, nedaug vadinasi, jų apsisprendimas pakankamai ryžtingas yra. Taip, teisingai jūs sakote. Jų apsisprendimas yra labai ryžtingas, labai nedidelis skaičius žmonių grįžta atgal, sakykime, prašydami, jog būtų atlikta, reiškiasi, atstatymo, atstatomoji operacija, reiškiasi. Ir aš manau, kad tai yra, sakykime, išprūsusio paciento, protingo žmogaus sprendimas. Bet jūs sakot, komplikacijų beveik nebūna, ar ne? Tai suprantu, kad iš esmės tai turbūt klasifikuojama kaip labai nesudėtinga operacija. Tikrai taip, čia yra nesudėtinga operacija, jos trukmė labai trumpa, 15-20 minučių ir komplikacijų, jeigu tai galima pavadinti komplikacijomis, tai yra kas? Infekcija, tai yra žaizdos ar vadinkim tos vietos paburkimas ar ne, hematoma, galbūt kraujosruva kažkokia tai minimali ir tiek, sakykime, galėtų būti dar ir skausmas ar ne. Viskas, tuom ir pasibaigė visos mūsų, sakykime, vadinkim, komplikacijos, jeigu taip galima pavadinti komplikacijomis. Čia tiesiog yra ne komplikacijos, o, na, sakykime, po kiekvienos intervencijos, netgi įsipjovus, reiškiasi, į ranką, žaizda ir paburksta, ir kraujosruva yra, ir panašiai, suprantate? Tai čia lygiai tas pats. Tai čia nereikėtų vadinti gal to komplikacijomis, tiesiog yra tokios, nu, sakykime, pasiekmes po intervencijos. O kaip, ar kažkokie tai apskritai gali, kiek tai yra ištirta, sakykime, kiek vyras gali tai jausti ilgalaikėje perspektyvoje, nežinau, hormoniniam fone, kraujotakos ar ne, ar tai turi padarinių tokių ilgesnių, kuriuos po to galima būtų pajusti? Ne, jokių, sakykime, ilgalaikių pasiekmių sveikatai, sakykime, ši operacija neturi. Ir tai yra saugi, šiuolaikinė, gera, reiškiasi, kontracepcijos vyrų priemonė, reiškiasi, kurios efektyvumas 99,9%. Tai yra tikrai, nu, saugus, geras metodas. Ačiū, Mindaugai, kad atvykot. Ačiū visiems klausysiams, žiūrėjusiems. Geriausiam. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt